Gyvenimas yra gražus, kai galima šypsotis plačia šypsena. Šiandien lankausi klinikoje Dantų Harmonija, kur patyrę specialistai rūpinasi, mieli žiūrovai, jūsų šypsenomis. Dantų Harmonija jau beveik 20 metų rūpinasi pacientų dantimis. Čia visos paslaugos teikiamos vienoje vietoje, o implantai parenkami individualiai pagal kiekvieno žmogaus poreikius. Labadiena. Labadiena. Sveiki atvykę į Dantų Harmonijos kliniką. Malonu. Einama parodysiu, kaip mes gyvenam. Taip. Čia yra mano daugelio metų darbas. Implantų baukštas, aišku, jį užpildėm iki pat viršaus, tai dabar jau kaip šiaip dizaino elementas. Šiemet gavom apdovanojimą, kaip All Center of Excellence, jau 3 metai iš eilės. Tai čia po mūsų remontų dar, aišku, kai ką reikėtų patobulinti, bet iš esmės jau... Bet jau taip atrodo tobulai. Dirbam tuo klausimu. Sterilizacinė, kur sterilizuojam mūsų visi instrumentai, sugalvojam padaryti skaidrę, kad pacientai matytų, kaip yra ruošiami ir kaip vyksta sterilizacijos procesas. Žinot, kaip restorane virtuvės šefas gamina atvirai, nieko neslėpdamas, ir restorano lankytojai žiūri, taip ir mes dalinai stengiamės parodyti, kad sterilumas yra vienas pagrindinių mūsų tikslų darbe. Šiandien norime pasikalbėti aktualią temą, kuri itin svarbi daugeliui žmonių. Tai sveika ir graži šypsena. Kalbiname gydytoją Marių Bučinską ne tik apie tai, kaip išlaikyti sveiką ir gražią šypseną, bet ir apie klinikos Dantų Harmonija veiklą. Tai yra mūsų šeimos verslas, gydytoja Eugenija atsakinga už dantų tiesinimą, aš labiau už dantų protezavimą ir implantologiją. Tai čia yra mūsų galbūt klinikų siekiamybė. Atkurti tą Dantų Harmoniją, kuri kažkurio tai gyvenimo etapo buvo prarasta. Tas tai yra pasakyta mūsų pavadinime ir tai yra mūsų misija, visos klinikos. Aš juokaudamas pacientams sakau, mes atliekam visas paslaugas, kas susijęs su dantimis. Klinikoje dirba beveik 20 gydytojų. Tai pradedam nuo dantų tiesinimų, dantų gydymų, kanalų gydymų, taip pat dantų restauracijos. Turim dantų technikų laboratoriją, kaip ir vietų gaminam dantis, periodontologija, dantų higiena, taip pat ir yra keletas vaikų gydytojų, netgi vaikų gydymas su sedacija, iki dantų implantacijos ir viso žandikaulių atstatymo ant dantų implantų, kas yra mano atsakomybė. Pas mus visi žmonės yra mūsų pacientai, aišku, dažniausiai iš Vilniaus miestų atvykstantys žmonės, bet taip pat turim daug žmonių, kurie atvyksta iš visos Lietuvos, iš užsienio, iš tos pačios Anglijos, Norvegijos, kitų šalių. Tai mūsų pacientais rūpinasi ne tik gydytojai, bet ir mūsų gerbiami asistentai, taip pat ir visa administracija. Iš tos pusės, ta prasme, jiem tenka didesnė galbūt atsakomybė, o gydytojas rūpinasi taip, kad būtų kokybiškai ir gerai atliktas darbas. Aš manyčiau, kad vis tiek yra dantų gydymas, ir pagal tą dantų gydymą kokių paslaugų reikia. Taip mes išdėliojam, jeigu ateina senjoras, tai automatiškai jam vienas sektorius, jeigu ateina vaikas, tai kitas sektorius, jeigu ateina taip, galbūt tikslingai ateina dantų tiesinimui labiau, nes tai yra labiausiai paplitusi, sakykime, paslauga, kas liečia dantų implantaciją, visų žandikaulių atstatymą, tai nėra taip, kad čia mes daugiausiai to darom. Matot, aš sakau, pas mane atvykusiems pacientams labai paprastai. Reikia valgyti kiekvieną dieną. Ir vienas iš žmogaus malonumų yra kokybiškas maistas. Tai mes gydytojai tikrai prisidedam prie to pasimėgavimo kokybiškų maistų ir kad dingtų mintys, ar nukris plokšteliai, ar galėsiu kokybiškai sukramtyti ir taip toliau. Mano vyriausiam pacientui 97 metai. Ir aš manau, tai nebuvo riba. Vėlgi, jeigu žiūrint iš technologinės pusės, atsakysiu vienu, bet kaip įprasta pas mus vis tiek reikia atvykti konsultacijai. Ir būna žmonės mūsų kaip gydytojų šiek tiek baiminasi, ar ne, bet aš tikrai noriu pasakyti, kad mes esam tokie pat žmonės kaip ir visi kiti ir mes viską suprantam ir
tas žmogus, kuris ilgą laiką buvo be dantų ir atvyksta pas mus į kliniką, aš tikrai suprantu, kad tai yra jau žygdarbis. Ir jisai jau nugalėjo savo baimės ir atvyko bent pas mus susipažinti su mumis. O dabar noriu Jums papasakoti ypatingą istoriją, kurią sukūrė Dantų harmonijos komanda. Susipažinkite su Salomėja. Daugelį metų ji kentėjo nuo prastos dantų būklės. Skaudėjo, buvo gėda šypsotis. Dantų harmonijos komanda pamatė jo situaciją ir nusprendė padėti šiai senjorai. Implantai ir visas gydymas buvo atlikti visiškai nemokamai. Vieno vizito metu, tai yra per vieną dieną, Dantų harmonijoje Salomėjai buvo atkurti visi viršutinio žandikaulio dantis. Įsriegti implantai, o ant jų sudėti laikini dantis. Tai reiškia, kad valgyti ir kramtyti Salomėja jau galėjo grįžusi namo. Pasižiūrėkime, kokia buvo Salomėjos reakcija. Kaip gražu. Pažiūrėkite visi. Aš tai negaliu atsižiūrėti. Aš visą laiką kabinete sakau, kad mano kaip gydytojų tikslas yra atstatyti dantis. Tai susitikus su Salomėja, mano tikslas buvo toks pat. Kartais tikslas nėra uždirbti pinigų, mes esame gydytojai. Tai būtent tikslas yra atkurti dantis, tokius dantis, kokių reikia mūsų pacientam. Tai svarbiausia yra, kad gydytojas galėtų pristatyti galimus būdus, kurių yra tikrai keletas, tai nėra, sakykime, dantų implantacija vienas iš dantų atkūrimo būdų. Tai Salomėjai vis dėlto praktiškai buvo tik tai vienas būdas, būtent tą jos šypseną atkurti ant dantų implantų, kuomet tie dantys neišsiiminėja, nes tai buvo jai diskomfortas, kuomet dantys išsiiminėja. Galiu pasakyti, aš ir Salomėjai tai kartoju, jinai visą laiką ateidavo ne viena. Ją visą laiką atlydėdavo vyras ir aš visą laiką Salomėjai sakau, kad meilė nugali viską ir būtent reikia dėkoti labiausiai ir galbūt vyrui, kuris ją visą laiką lydėjo, nepaliko ir girdėjom istoriją, būtent jos meilės istoriją ar ne, tai manau, va šitas paliko didelį įspūdį. Turbūt linkėčiau visiems nugalėti savo baimės ir atvykti pas mus į kliniką. Ypač žmonės, jeigu pažiūrite į veidrodį ir matot, kad kažko trūksta, mes esame tie, kurie galime atkurti tą dantų harmoniją. Mielieji, gražiai šypsenai amžius neriba. Todėl nepamirškite pasirūpinti savo šypsena ir sveikata bet kokiame amžiuje.